Kas liečia dėl draudimo, tai aš galiu labai visiems duoti paprastą patarimą. Jeigu draudžiatės, drauskitės kiek galima anksčiau ir kiek galima ilgesniam laikui. Ta prasme, yra pagrindinė taisyklė, ta prasme, sakysim, nes nutraukt gali bet kada. Ne? Taip, Bet taip. jeigu nutiks kažkas, ta prasme, yra sunkaus arba sudėtingo, prasitęsti jūs nebeprasitęsit. Nes aš irgi visą laiką sakau, pinigai ligos neišgydys galbūt, bet tai yra pinigai, kada jų labiausiai reikia. Taip, valstybė gali finansuoti ir jinai tikrai kažkiek finansavo jums, bet, vat, kaip jūs ir sakot, papildomas išlaidos, kai tu turi atvažiuoti, nevažiuoti darbą, išvažiuoti, o va čia aš noriu prie jūros, o gal aš noriu čia, tu nori viską duotam žmogui, kad jisai būtų emociškai patenkintas. Tai aš irgi tą patį sakau ir kartoju ir būsimiems klientams ir savo Instagrame, kad draustis būtina ir kažkokia ta pinigų suma, gyvybės suma, jinai turi būti, jinai vis tiek turi būti, ypatingai šeimos maitintojų. Bet kol tu esi sveikas ar pusiau sveikas, kaip sakau, reikia tai darytis. Ne, aš sakau labai paprastai, ta prasme, gali prasitęsti vienas dalykas, kai kuo jaunesnis esi, tuo geresnės sąlygos būna, sakysim, ar ne, ar sakysim, kuo tu ilgesniam laikotarpiu prasitęsi, sakysim, jeigu kažkas atsitinka tokiai situacijai, ta prasme, visą laiką gali nutraukti, ta prasme. Nes, sakysim, dabar irgi, aš gal netgi turėjau, ta prasme, sakysim, ar ne, tokią skaudžią patirtį, galėčiau būti piktas ant visų draudimų, ta prasme, ir pasakyti, kad gyvenime daugiau ne. Dabar aš apdraudęs ir namo paskolą esu, ta prasme, ir pats apsidraudęs esu vaikų, ta prasme, sakysim, o kodėl aš turėčiau, ta prasme, mažą ką, atmesiu kojas, ta prasme, tai jie bent jau namą turi. Kažkiek, taip. Ta prasme, čia, ta prasme, aš manau, ta prasme, kad, kaip kiekvienas ir draudimas, kaip ir yra, ta prasme, kaip ir versliai yra, ta prasme, rizikų valdymas. Tai nėra, ta prasme, visi galvoja, kad čia, uždirbti. Už to neuždirbsi, ta prasme, bet tu riziką suvaldyti gali, ta prasme, sakysi.